Šį pirmadienį kovo 11-ąją Smiltynėje rinkosi tikri Baltijos jūros mylėtojai iš visos Lietuvos, o susirinkę iškeliavo net į 9 mėnesius truksiančią kelionę palei Baltijos jūrą, aplankant 8 šalis, kurias skalauja Baltijos jūros bangos. Tokia net 6000 km besitęsiančia kelionė bus siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į Baltijos jūros užterštumą. Ta mintis atsirado man 2020 metais, kaip aplink Lietuvą pėsčiomis ėjom ir daug kas klausė, kas po to, aplink Lietuvą apeisit, ką po to. Tai mes su komanda prisiminėm, kad turim prastą būklės Baltijos jūros ir kaip tą žinutę perduoti žmonėm, tai tiesiog sakom, einam, tada žmonės žiūrėsi, tada galėsim kalbėti. O rūpintis, kodėl turim, tai mes jos dabar, kaip sako, neišvalysim, mes nevalymo akciją darom, bet mes einam tiesiog paskleisti žinią, tai yra pasakyti apie problemą, apie pasiekmes ir kaip mes galim prisidėti prie jos išsaugojimo. Pirmiausia, turbūt visuomenė Baltijos jūros problemos dar taip neįsisamino, kaip patikė mokslininkai, kaip patikė faktai. Pati naujiena daugam buvo, kad Baltijos jūra yra pati užteršiausia Europoje. Aplinkos ministerija labai gerai mato tendencijas, kas vyksta ir mes darome veiksmus, kurie yra ir bendrai Europoje, ir Lietuvoje, kad ta tarša mažėtų. Žinoma, tarša neprasidėjo per metus, ne per 2. Tarša neprasideda vien nuo Lietuvos. Tačiau bendras Europos valstybių supratimas ir bendras aplink Baltijos valstybių supratimas yra labai svarbu. Ar išties ta tarša Baltijos jūroje tokia didelė? Baltijos jūra visų pirma turi tokią nedėkingą padėtį, kad jos susisiekimas su Atlanto vandenynu yra labai menkas. Reiškia, vanduo joje atsinaujina labai lėtai. Tad visa ta tarša, kuri ją pasiekė, jinai galbūt nebūtų tokia didelė kaip kažkur kitur, bet ji užsilieka Baltijos jūroje labai ilgam ir nuodijo tas visas mūsų ekosistemas, nuo kurių mes patys priklausome. Tad galima taip teikti, aš vadinu mūsų Baltijos jūrą tokiu pacientu, kuriam reikia ypatingos priežiūros. Tad kokie tie pagrindiniai negalavimai, kuriais serga Baltijos jūra? Uždumblėjimas ir tose vietose trūksta deguonies, tai tenais nieks neauga ir negyvena. Tai ir tie plotai plečiasi, o šiuo metu jie yra sulig Lietuvos plotų, tai yra labai tikrai dideli. Kitas dalykas - mikroplastiko tarša, įvairiom cheminėm medžiagom, sunkieji metalai, maisto likučiai, tai tiesiog maistinės tos medžiagos. O taršos šaltiniai tai yra įvairūs. Suprasti labai svarbu, kad Baltijos jūros švara prasideda nuo namūkių, nuo sodo, nuo daržo, nuo tavo įmonės. Tai tokių žinučių labai reikia, tokių iniciatyvų reikia ir labai sveikintina. Žmonės dažnai sako, tai ten jūra turbūt teršiasi pačio jūroje, iš laivų, ten paplūdimiuose gal, bet iš tikrųjų kiekvienas, kas mes gyvenam mieste, kuris yra prie upės, kuri įteka į Baltijos jūrą, tai mes esam potencialūs teršėjai. Taip, žemės ūkis, pramonė, viskas susideda, bet ekspedicijos esmė yra nerodyti pirštais vieni kitus, sakyti, kad čia tu kaltas ir kažkaip kaltinti ir arba reikalauti. Mes labai paprastai aiškiai einam su žinute ir kviečiam visus bendrystėj susijungti, tai ir mokslininkus, ir politikus, ir vartotojus, verslą, visi, kas gali prisidėti prie Baltijos jūros išsaugojimo. Į šią ekspediciją leidosi 13 savanorių per dieną nukeliausiančių vidutiniškai apie 30 km. Įdomu, kokį svarbiausią daiktą į žygį pasiėmė vienas keliautojų. Svarbiausia, batai svarbiausia, kaip bebūtų, iš tikrųjų. Daug daiktų svarbių yra, sakykime, vieni kitus papildo, bet sakykime, tai pagrindinis inventorius, be ko tiesiog žygiuoti negalima, tai yra svarbiausia. O vilties, kad pagaliau žmonės atkreips dėmesį į Baltijos jūros problemas, išties yra. Panašu, kad jau atkreipiam, kiek daug žmonių šiandien mus palaiko, tai iš tikrųjų nešimta žinia. Mūsų tikslas, kad visi 85 milijonai gyventojų, kurie įtakoja Baltijos jūros gerovę, išgirstų šitą mūsų nešamą žinią, tai mes šito ir sieksim. Daug kas sako, tai čia reiškia, vaikas gimsta per tą laiką, tai mes irgi galvom, kad kažkas gims, o ne kažkas, o greičiausiai bendrystė, šviesa, daugiau taikos ir meilės Baltijos jūrai.